Šiandien su jumis pasidalinsiu, kaip mes galime susikurti štai tokį teksto efektą, kai persišviečia teksto viduje nuotrauka. Tai neužmirškite paspausti patiktuką, pakomentuoti, ar jums patiko, ar jums pavyko. Neužmirškite sekti mano YouTube'ės kanalą bei informaciją Facebook'o puslapyje Canva mokymai. O dabar pradėsime pasirinktinį dydį. Tai Canva pradžios puslapyje spaudžiu štai šį mygtuką, pasirinktinis dydis, ir pasirinksiu, kad aš noriu dydžio, pavyzdžiui, 2000 ant 2000 pikselių. Spaudžiu kurti naują dizainą. Dabar pirmiausia pradėsime nuo formos. Spaudžiu raidę R ir turiu formą arba angliškai rectangle. Ir jį pasidarysiu juodos spalvos. Tai viršuje spaudžiu ant spalvoto apskritimo ir pasirenku juodą spalvą. Tai kokio dydžio norite nuotraukos, tokio dydžio pasidarykite formą. Jeigu pasidarysite štai tokią, tai šonai bus jūsų balti. Jeigu pasidarysite ją didesnę, tai šono nebebus. Tai kokio dydžio juoda spalva, tokio dydžio bus ir jūsų vaizdas. Toliau mes norime rašyti tekstą, spauskime raidę T iš klaviatūros, T tekstas, ir dabar galime pasirašyti tekstą. Aš, pavyzdžiui, rašau Vilnius ir išsididinu, imu už apskritimų ir tempiu. Arba galime eiti viršuje ir pasirinkti atitinkamą dydį. Toliau spaudžiu ant šrifto, ant Open Sans, ir čia ieškosiu šrifto, kurį aš naudojau. Tai buvo Pacifico. Štai šis šriftas. Ir dar pasižiūrėsiu, kiek čia galiu jį pasididinti. Toliau šrifto spalvą pasidarysiu juodos spalvos. Spaudžiu ant teksto, einu į A raidę su pabraukimu ir pasirenku taip pat juodą spalvą. Dabar noriu tokio efekto, kuris buvo aplink tekstą. Tai spaudžiu ant teksto, viršuje spaudžiu efektai ir pasirinksiu apvesti efektą. Matome, tekstas dabar yra apvestas. Ir apvedimo spalvą pasidarysiu baltą. Spaudžiu ant spalvos ir balta spalva. Gal dar net pasikoreguosiu apvedimo spalvą. Dabar sprakteliu šalia ir pasidedu, kaip norėčiau, kad atrodytų. Pavyzdžiui, pasidedu šitaip. Ir mes matome, liko štai čia tokie juodi tarpai. Jeigu mes norime užtušuoti juos, kad irgi būtų balta spalva, tai eikime į kairės pusės meniu, spauskime įrankiai, pasirinkime pieštuką, spaudžiu pieštuką, pasirenku, kad pieštuko spalva būtų balta, ir dabar tiesiog paspalvinsiu šias vietas, kur noriu, kad nebūtų nuotraukos. Taip, čia galiu net ir palikti. Taip, šiek tiek sutvarkiau. Dabar mums reikia paspausti mygtuką pasirinkti arba tiesiog uždaryti. Ir šitą formą su tekstu mums reikia atsisiųsti. Eikime viršuje į mygtuką dalintis, spauskime atsisiųsti, pasirinkime failo tipas PNG. Matome mūsų dydis, kokį ir susikūrėme, spaudžiame atsisiųsti ir nuotrauka įkrito į mūsų atsisiuntimo aplanką. Apačioje pridedu puslapį ir dabar įsitempsiu šią nuotrauką, kuri įkrito į atsisiuntimų aplanką. Atsidarau aplanką, imu nuotrauką ir tempiu ją į savo Canva. Tai čia mes matome nuotrauką, ją pasidedu šiek tiek į šoną. Ir nuotrauką, kurią įsikėlėme, mes rasime įkeltose failuose
ir vaizduose. Štai čia. Dabar mums reikia nuotraukos Vilniaus. Tai aš einu į elementai, rašau Vilnius ir ieškau nuotraukos. Jeigu jūs norėsite įsikelti savo nuotrauką, tai tiesiog tokiu pat principu, kaip ką tik įtempiame, įsitempkite savo nuotrauką. Pasirenku nuotrauką, spragtelint jos, turiu nuotrauką ir turiu savo nuotrauką su tekstu. Dabar eikime į kairės pusės meniu programos ir ieškokime Blend Image. Štai ši programėlė su raide B, spauskime ant jos, pirmą kartą dar reikės jums prisijungti. Dabar bottom layer, apatinis sluoksnis, turi būti mūsų tekstas. Mūsų tekstas su forma. Spauskime ant jo ir pasirinkime Use Selected Image. Matome, atsirado nuotrauka. Top layer yra mūsų nuotrauka. Tai spauskime ant nuotraukos ir į top layer pažymėkime Use Selected Image. Štai jau matome mūsų efektą. Toliau, jeigu jūs nematote, atkreipkite dėmesį, ar Blend Mode, paspauskite čia ir čia turėtų būti parinktas Screen. Nes jeigu pasirinksite kažkokį kitą, matome efektas visai ne tas, kokią mes norėjome. Taigi pasirinkame Screen, dar galime ateiti į Adjust ir čia galime pasikoreguoti. Matome, galime pasikoreguoti Scale, tai matome nuotrauką didinasi. Galime offsetą į vieną pusę, į kitą. Galime vertikalų offsetą, matome irgi kaip keičiasi. Rotation, netgi galime pasukti nuotrauką. Matome, kaip atrodo, tai pridėkime puslapį ir dabar jau galime spausti Add to Design. Taigi, turime savo nuotrauką, kurią susikūrėme štai tokiu įdomiu principu ir mums liko atsisiųsti. Tai eikime į dalintis, spauskime atsisiųsti, pasirinkime failo tipas PNG, nurodykime, kad norime atsisiųsti tik tai šį puslapį ir spauskime atsisiųsti. Ir nuotrauka įkris į jūsų atsisiuntimų arba jūsų downloads aplanką. Štai čia yra mano nuotrauka, kurią ką tik atsisiunčiau. Tai tikiuosi, jums šis triukas patiko ir kaip visada priminsiu, jeigu norite išmokti daugiau dirbti su Canva, apsilankykite Facebooko puslapyje Canva mokymai ir skiltyje Events rasite informaciją per artimiausius mokymus, kurie vyks nuotoliniu būdu. Jeigu neturite laiko nurodytą datą nuotoliniams mokymams, tai galite studijuoti ir mano svetainėje edukursai.lt. Čia rasite įvairiausių Canvos ir ne tik Canvos mokymų, kurie įrašyti labai nuosekliai ir išsamei. Ar bus dar naujų triukų? Tai taip, Canva mokymuose pradedantiesiems pristatysiu štai tokį naują Canvos triuką, o jums linkiu kūrybinių darbų su programa Canva. Iki!